Pradedame nukreipdami dėmesį į kvėpavimą. Kiekvieną kartą iškvėpdami ir įkvėpdami jaučiamės vis labiau ir labiau atsipalaidavę. Vis giliau ir giliau į meditacinę būseną. Dabar mes dėmesį atkreipiame į viršugalvį ir jaučiame tekėjimą, švelnią tėkmę. Ta energijos tėkmė nueina iki skruosto ir jūsų veidas visiškai atsipalaiduoja. Tada sutelkime dėmesį į akių vokus. Fokusuojamės į akių vokus. Jie yra visiškai atsipalaidavę. Ir tas atsipalaidavimo jausmas teka gilyn, gilyn į visą jūsų kūną. Jauskite jausmą tekant į jūsų kaklą, pečius. Pečiai atsipalaiduoja, rankų pirštai, visai atsipalaidavę. Taip pat atpalaiduojam krūtinę. Teka atsipalaidavimo srovė iki klubų. Klubai atsipalaidavę. Šlaunys, kojos ir pirštai atsipalaidavę. Dabar esate visiškoje meditacinėje būsenoje. Kaip atrodytum dar dvigubai labiau atsipalaidavęs. Ir matot per akis save dar labiau atsipalaidavęs. Girdit save dar labiau atsipalaidavę. Kaip gera jausti save labiau ir labiau atsipalaidavus. Ir jūsų pasąmonė sukuria dar laimingesnius, nuostabesnius jūs. Jūsų pasąmonė įkrauna dabar neurologinės jungtis veiksmų ir minčių, kurios sukuria turtingesnį, laimingesnį tave. Kiekvieną kartą tokioje meditacinėje būsenoje jūs pažiūrit savo vidinius resursus ir perkraunat mintis laimingų prisiminimų ir sėkmingų momentų. Kuo daugiau pastebit, tuo daugiau randat ir dar daugiau pastebit. Ir nebūkit labai nustebę, suradęs problemų sprendimus, nes kai jūs keičiatės, pasaulis keičiasi jums. Jūs suvokėt, kad jūs laimingesni, pilnatviškesni nuo šios dienos. Suvokėt daugiau džiaugsmo ir grožio. Kiekvieną dieną randate naujas galimybės džiaugtis ir mylėtis pasaulį ir žmonės aplinkui save. Jūs atrandate, kaip būti dar labiau laimingu. Savo veikloje, darbe, būnant kasdienybėje. Aš norėčiau, kad jūsų pasąmonė dabar apsidairytų ir pažiūrėtų, ar dar yra likę nesusipratimų. Ir jūsų pasąmonė eina dabar ir sprendžia juos dabar. Jūs randate džiaugsmą ir palaimą kiekvieną dieną mažose ir paprastuose dalykuose. Jūs jaučiatės geriau ir geriau kiekvieną dieną. Daug ramesni, sėkmingesni
ir viskas jums eina geriausiu būdu. Daug dažniau lengvumo, laisvumo, mėgautis džiaugsmo galimybėmis. Gyvenimas gali pristatyti jums iššūkių, bet jūs prisimenate vėl ir vėl laimės išteklius, atsparumo, kuriuos turite, kurie visada palaiko jūs. Jūs jaučiatės vis labiau ir labiau savo likimo kontrolėje kiekvieną dieną. Kai girdite šios žodžius, jūsų pasąmonė randa milijonus laimės momentų. Laimės kūrybos momentų. Tai prisimena dabar. Ir tai pastato jūs į laimės stovį, kūrybos ir atsparumo. Šita kombinacija visų jūsų gerų jausmų aktyvuoja laimės jausmą. Ir taip jūsų pasąmonė sukuria stiprų, atsparų laimės jausmą. Svarbu būti budriu ir svarbu būti atsipalaidavusiu. Bet kai tu pabundat šviesiai budrus, nes kūnas gali padaryti tai. Ir kai pabundate, jaučiate norą būti aktyviam, jaučiate savyje džiaugsmą ir natūraliai jaučiatės gerai, balanse ir harmonija. Atsinaujinęs ir budrus, susijungęs su savo vidinė ramybė, taika, pasiruošęs išreikšti energiją savo kūne. Pabusti ramybėje ir pasitikėjime. Skaičiuosiu nuo 1 iki 5. Ir tai bus trigeris, kad išeiti iš jūsų gilios meditacijos ir jausti ypatingai gerai, kai atsimerksite akis. Su skaičiumi 5 jausitės plačiai pabudę, pilni energijos, jausitės geriau nei anksčiau. 1, 2, 3. Pasiruoškite išeiti iš meditacinės būsenos. 4. Pasirašo. 5. Akys atmerktos, jūs plačiai pabudę, jaučiatės nuostabiai ir tobulai, jaučiatės energingai, geriau nei anksčiau.